Kiekvieną dieną esame užversti darbais, o vietos telefone ar kompiuteryje vis mažiau? Tvarkymasis gali atrodyti varginantis, bet šie 7 motyvacijos žingsniai padės susitvarkyti lengvai ir net linksmai. Taigi, pateikiu 7 dienų technologijų tvarkymo iššūkį. Pirmadienis – telefono detoksas. Peržiūrėkite telefone esančias programėles ir ištrinkite tas, kurių nebenaudojate. Taip atrasite daugiau laisvos vietos ir mažiau blaškymusi. Antradienis – sveika darbo aplinka. Skirkite laiko savo erdvei. Pasirūpinkite žaliais augalais ar ergonomiška darbo vieta. Juk geresnė savijauta ir produktyvumas visada veikia tik teigiamai. Trečiadienis – kompiuterio švara. Ištrinkite nereikalingas programas ir senus failus, kad kompiuteris veiktų greičiau. Juk spartesnė sistema, tai lengviau galima rasti reikalingus dokumentus. Ketvirtadienis – skaitmeninis poilsis. Diena be technologijų. Praleiskite laiką gryname ore, užsirašykite savo pastebėjimus ar jausmus, bus mažiau stresų ir aiškesnės mintys. Penktadienis – slaptažodžių revizija. Atnaujinkite slaptažodžius ir išvalykite nereikalingus lapukus. Tai didesnis saugumas internete. Šeštadienis – elektroninio pašto tvarka. Ištrinkite nereikalingus laiškus, atsisakykite neaktualių naujienlaiškių, juk greitesnis darbas su elektroniniu paštu tai mažiau informacijos triukšmų. Na, o sekmadienis – planavimas be stresų. Sudarykite kitos savaitės planą, kad išvengtumėte chaosų ir nereikalingų stresų. Aiškumas – efektyvesnis laiko valdymas. Tvarkymasis technologijose neturi būti nuobodus ar sudėtingas. Su tinkamu planu tai tampa įpročiu, kuris taupo laiką ir suteikia daugiau ramybės. Kuo mažiau skaitmeninio triukšmų, tuo daugiau aiškumo tiek darbe, tiek kasdienėme gyvenime. Pabandyk šiuos 7 žingsnius ir pajusk skirtumą. Naujai patiko? Prenumeruok kanalą, dalinkis su draugais ir nebijok komentuoti. Ačiū tau.